Labas, Indra. Labas, Justina. Kaip laikaisi? Gerai, puikiai po vakar webinaro, manau, visai tos nuotaikos kitokios, kiek pamatėm apskritai žmonių, kiek prisijungė ir susidomėjo naujienlaiškių rinkodara. Tai labai smagu buvo matyti rezultatus ir gauti klausimus. Tai tikiuosi, kad galbūt kas ten dalyvavo vakar, galbūt kažkiek dalyvauja ir žiūri mūsų pokalbius. Tai kažkaip tokiom nuotaikom. Kaip tu? Man irgi, žinok, labai faina, aš labai džiaugiuosi, kad vakar sulaukėm daug klausimų, sulaukėm daug žinučių, kad noriu mokymų, tai toks pakilus jausmas, kad kažką darom gerai. Tai pagalvojau, kad šiandien pakalbam ir pratęsiam tai, ką kalbėjom praeitą kartą. Ir mes čia, kas nematėte, ar ne, praeitą kartą kalbėjom ir apie naujienlaiškių rinkodaros tos tokius bazinius automatizacijų paketus ir praeitą kartą pradėjom su Indra kalbėti apie tai, kaip susigražinti lankytoją, praeitą kartą kalbėjom, o šiandien pagalvojau, kad pratęsim ar ne ir pakalbėsim, kaip susigražinti žmogų, kuris jau ne tik lankėsi, ne tik įsidėjo, bet jis nusipirko. Ir man atrodo, kad apie šitą automatizaciją tiesiog yra per mažai kalbama. Ką tu manai apie šitą automatizaciją? Tai gal pirmiausiai įvardinant, kas taip yra automatizacija, tai mes ją vadinam win-back automatizacija, kaip tas toksai gal net ir tas vertimas toksai laimėjimo, sugražinimo tokia automatizacija, kai susigražinam tuos savo laimėjimus, pardavimus, pirkimus. Tai šiaip iš tikrųjų labai teigiamai aš ją vertinu, tik tiek, kad gal nėra taip, kad jinai būtų labai gerai išnaudojama ir pilnai išnaudojama, nes mes turim agentūro klientų, kurie tikrai naudoja ir pasiteisinusią automatizaciją, bet dar vis tik gal ne visi supranta jos vertę. Šiaip iš tikrųjų, kiek žiūrint iš specialisto pusės, tai tą automatizaciją galima išnaudoti labai įvairiais kampais. Pavyzdžiui, mes galim susigražinti pirkėją, bet tuo pačiu galim pasižiūrėti, koks tas pirkėjas yra. Čia vėlgi atsiranda greičiausiai segmentavimai ir visa kita, dėl ko labai svarbu turėti visus duomenis, kad persiduotų tiek iš e-shopo, tiek gerai sinchronizuotųsi su naujienlaiškių platforma. Tai galim susigrąžinti pirkėją, kuris pirko kartą, kuris pirko kelis kartus, bet lygiai taip pat šitą automatizaciją galime išnaudoti ir savo kontaktų higienai, nes galime matyti, ar skaito laiškus, galbūt tų laiškų neskaito, nes lygiai taip pat galim pasižiūrėti tokį susigražinti ne tai, kad patį pirkėją, bet ir tą patį prenumeratorių. Tai iš tikrųjų, nors mes ir matom tą automatizaciją lyg ir iš vienos pusės, bet jeigu truputį pažiūrėtumėm kūrybiškai, galima automatizuoti su tuo net ne vieną procesą. Tai vat kodėl yra svarbu gerai suprasti naujienlaiškų rinkodarą ir kartais ją patikėti tikrai geram specialistui, nes nu, ne visada net ir pagalvojam. Pavyzdžiui, jeigu liečiam tą tokią temą, aš gal visai pasidalinsiu, pavyzdžiui, visi galvoja, kad naujienlaiškų rinkodara, naujienlaiškiai yra tik naujienlaiškiai, bet iš Mhm. tikrųjų tai ne, nu, mesgi galim automatizuoti lygiai taip pat, kaip ir automatizavom laiškus savo webinarui po to, kaip Mhm. pasidalinti įrašu, skatinti pirkimus, nes nu, taip ir vyksta visas procesas, bet lygiai taip pat mes naujienlaiškus galime išnaudoti, pavyzdžiui, onboardingui naujų klientų. Tai mesgi jiem nesiunčiam informacijos tokios kaip pardaviminiais, reklaminiais, bet vietoj to, kad mes siūstumėm ranginius laiškus kiekvieną kartą, mes galim siūsti automatizuotą procesą. Ir tų variantų yra visiškai daug įvairių. Tiesiog, man atrodo, reikia labai kūrybiškai pažiūrėti į tuos pačius naujienlaiškius ir kaip galima išnaudoti tas funkcijas. Tai būtent grįžtant prie tos winback automatizacijos, lygiai taip pat ir ją. Nu, mes galim susigražinti tą pirkėją, paskatinti jį pirkti dar kartą, bet galim išnaudoti ją ir kitais kampais. Tai va. Na, man labai patiko, žinai, tavo, vat, šitą matėsi mūsų su Indra sinergija, nes aš esu tas žmogus, kuris mato, aha, va čia galima, va čia skaičiukas rodo, čia galbūt reikėtų pagerinti pardavimus arba kitokį dalyką, arba, pavyzdžiui, tas winbackas, ar ne, iš karto man į galvą šauna tada, kai klientui dėliojama kažkokia strategija ir mes matom, kad nėra dirbama su esamais klientais, nes iš e-commerce pusės, ar ne, susigražinti klientą yra tikrai ten kelis kartus pigiau, nes naujas klientas kainuoja
kainuoja 5 kartus brangiau. Bet vat Indros iš karto ta pusė, ar ne, kad mes dar galim šitą padaryti, nes iš tikrųjų, kaip tu sakai, kūrybiškai pažiūrėti Taip, pačią taip, tą taip. automatizaciją, ar ne? Nes, nu, tas Jo. kūrybinis mąstymas, jisai tiesiog prisideda tik tiek, kad priežiūrint kūrybiškai turi ir techniškai nemažai dalykų Mhm. žiūrėti ir žinoti, ar tai įmanoma įgyvendinti. Bet šiandien dienai, pavyzdžiui, mes pačios dirbam su Omnisendu, ten tikrai yra wow galimybių segmentavimai, kur, pavyzdžiui, mes winback automatizaciją galime daryti pagal tai, kaip skaito laiškus, pagal Mhm. tai, kaip perka, už kokias sumas perka, Mhm. nes galim susigrįžti, kad galbūt mums vertingiau susigražinti tas, kur pirko kelis kartus ir ten išleido tą X sumą pinigų, nes tikėtina, kad jį sugražinti dar vienam pirkimui yra nu, žymiai paprasčiau negu tą, kuris pirko vieną kartą. Tai man atrodo tiesiog labai kūrybos laisvė, bet tuo pačiu viskas priklauso ir nuo pačio produkto ir nuo auditorijos elgesio, nes nuo skirtingais laikotarpiais gali pirkti tuos produktus, nes, tarkim, ar ten papildus, ar grožio priemonės, ar, nežinau, namų apyvokos daiktus, nugi Mhm. laikotarpis pirkimo yra Taip. skirtingas ir naudojimas yra visiškai skirtingas. Tai čia irgi labai priklauso nuo to, kaip veiks ta automatizacija. Tai va dėl to mums svarbu duomenys. Jo, aš norėjau sakyti, žinai, apie duomenis, nes iš tikrųjų kartais, vat, tu puikiai žinai, ar ne, kad ateina klientas ir jie būna irgi arba nuėję kokias konsultacijas, arba išgirdę per kokius mokymus ir būna dabar toks visai bumas ir ateina su tokiu sąrašu, ten 11 automatizacijų, man visko Taip, reikia. taip, taip. Mes su Indra laikomės to tokio požiūrio, kad pirmiausiai pasidarom tas tokias būtinasis, bet jas taip gerai irgi pasidarom pagal tą, kaip reikia, ar ne tas pats ir susigražink klientą, ar ne, tą susigražink krepšelio automatizaciją, ar nepaliktą krepšelį irgi, ne jau bežiūrim šabloniškai, bet į patį verslą, kaip ten galėtų veikti, gal ten kartais net 3 laiškų reikia, 2 laiškų, tai jau ką jau kalbėti apie tas kitas automatizacijas, kurioms iš tikrųjų reikia duomenų ir ką tu užsiminė, ar ne, vat, kaip mes perkam ten maisto papildų, šampūną, ar ne, nes nu vėlgi, ar ne. Aišku, nu, šampūnai nelygų, kur tu perki ten standartinę, tu kažkokią litrinę ar neperki, arba ten, nežinau, baldus, pavyzdžiui, nu, tai taip, jeigu tu nauja kurys, tu gal tikėtina sugrįši, bet va čia ir yra tas ir segmentavimo jau įtaka, ir dar tu buvai užsiminus irgi apie tuos klientus, kur kelis pirkimus pirko arba už tam tikrą sumą ir einam prie to, kad iš tiesų turbūt nu, ne kiekvienam ta automatizacija tinkama arba ta automatizacija turi būti tinkamai sudėliota, ar ne, ką mes norim sutarti kiekvienam pirkėjui ar galbūt pirkusiam už kažkokią net sumą, bet nu, ko mums reikia duomenų. Ir čia turbūt ir Omnisendui pagarba, nes mes ten matom labai daug duomenų, mes galim su tais duomenim žaisti, pavadinkim, ir pagal taip tikrai padaryti tokią, ir tos automatizacijos, jos kartu draugauja, atneša daugiau pajamų negu spamina, nes dažnai žmonės to spaminimo, žinai, bijo, ar ne? Tai va, tai nežinau, tu gal dar kažką papildysi prie šitos minties. Nu, šiaip, nu, vis tiek svarbiausia šitoje automatizacijoje yra žiūrėti klientų elgseną ir atsižvelgti į savo paties produktą, nes yra produktas, kurį perkam kartais apskritai kas keletą metų, tai nesiūsime po 90 dienų, kad žiūrėk, gal tau reikia atsinaujinti arba tau pasipildyti. Tai va čia vat ir išlenda visas tas automatizacijos funkcionalumas, kai tu turi pirmą suprasti, ko tau klientui reikia ir kas kiek jis laiko turėtų sugrįžti. Tai Čia grįžtam tiesiog. prie bazės. Taip, taip, taip. Tai va, tai automatizacija yra faina ir sakau, aš kaip e-commerce žmogus, man tai visą laiką yra, aš esu apskritai už tai, kad mes labai gerai apgalvotumėm visą procesą, visus savo komunikacijos, pardavimų kanalus ar net turėtumėm ten, kur jie veikia, bet juos susidėlioti tinkamai, ten, nuo nuoseklaus siuntimo iki apskritai turėjimo tų automatizacijų, kurios veikia. Ir šita, sakau, yra tokia neveltui pamiršta. Aš vis ją tai bandau atgyvinti ir dėti klientams irgi sakyti, kad tikrai, nes netgi jeigu taip palygintumėm, turbūt tą winback galim palyginti šiek tiek panašią, tikiuosi nenuvažiuosiu čia į lankas dabar, su naujienlaiškiu, kurį siunčiamės irgi pirkusiems klientams, jis irgi šiaip iš esmės veikia visai neblogai, ar ne? Tai jeigu taip nenuinant nuo automatizacijų temos, man atrodo, kad kartais visai galima gal pasibandyti, jeigu mes dvejojam ar daryti automatizaciją, pasidaryti automatizacijos tipo
naujienaiškį, ar ne, tai pasiemam segmentą auditoriją, ar ne, kuri pirko ir pabandom, ar ne, nežinau, tu gal iš labiau tos praktinės pusės pasakyk, nes mūsų darbė su Indra, tai aš būnu toks kartais pageneruoju idėjų, o Indra ateina ir sudėlioja tas idėjas į stalčiukus ir dar prigeneruoja kitų idėjų, ar ne, taip kaip yra, ką matai iš skaičiukų, arba ką galima iš tiesų padaryti, nes, nu, tu matai, galima padaryti šitą, verta padaryti ar ne, tai va. Tai, žinai, tas automatizacijos, kurias tu įvardinai dabar, tai yra tos, kur yra, nu, tarkim, galim pavadinti po pirkimo, kur, tarkim, jūsų, nu, čia visiškai pats paprasčiausias, kuris yra apibrėžtam laiko tarpe, tarkim, nu, kosmetika jinai irgi gali, bet, nu, vėlgi mes naudojam vienaip ar kitaip, bet, pavyzdžiui, tarkim, papildai yra labai lengva palyginti. Tarkim, žinom, kad po 30 dienų ar ten 60, 90, kiek ten tų kapsulių būna atitinkamai pagal pasirinkimą, bet yra automatizacija, kuri tiesiog, tai yra ne win-back automatizacija. Tu tiesiog po tam tikro skaičių, ten x dienų siunti, kad žiūrėk, sveiki, jums galbūt jau ateina į pabaigą, nes jūs pirkote tą ir trečią ir galbūt jums reikia jau atsinaujinti, įsigyti, gal ten kažkokius papildomus pasiūlymus turim ar panašiai, nu, iš serijos. Ir win-back automatizacija yra tokia, kuri, na, jau toks klientas, kur galime jį prarasti. Jisai galbūt buvo lojalus, dažnai pirko, bet jau mums reikėtų jį susigrąžinti ir pakartoti tą pirkimą. Tai mes nebūtinai tuo laišku siekiame, kad jisai sugrįžtų iš karto pirkti, pasinaudotų nuolaidą. Bet ne, mes jį galime pradėti apšildyti, kad sveiki, ten turėjome kontaktą, jūs pirkot ir panašiai ir panašiai. Galbūt pas mus štai tokios ir tokios yra naujienos, jūs galite peržiūrėti jas. Tai nėra tas, kad mes sveiki, seniai pirkot, nuolaidą perkit antrą kartą. Tai galima tai padaryti visiškai kitaip. Tai galima padaryti per laiškų kelių seką, nuoseklų tą bendravimą, priminimą. Lygiai taip pat ir tas kontaktų higiena tokiu pačiu principu galėtų veikti, nes mes įsiunčiam laišką, tas, kas netidaro laiškų, tarkim, jau ten pusmetį laiškų netidarinėja. Tai mes pasidarom win-back automatizaciją ir bandom suaktyvinti, žiūrim, jeigu tie kontaktai nebesuaktyvina, mes valom savo kontaktus, nes tiesiog mums jų nebereikia, nes jie nėra aktyvūs, jie negrįžta, jom niekas nebuvo aktualu ir patrauklu, tai tikėtina, kad ir nebus ir toliau. Tai tų panaudojimų gali būti ir skirtingų ir ta prasmė visiškai skirtinga. Ja, tai žinai, vat, kalbant apie win-back ir vat, kitą paminėjau automatizaciją, aš irgi puikiai žinau, ar ne. Čia vat, yra tas, kad tu gali prisiklausyti per mokymus, gali susigalvoti, kad reikia daug automatizacijų. Mes esame, atsimenu, turėję klientą, kuris vieną automatizaciją padaro, jinai gerai įsivažiuoja, kitą ir toks atsiranda, kaip, nežinau, žaidimas, kad dar darom, nes juos generuoja, bet jos irgi turi, ar ne, nes ir kiekvieną automatizaciją darant turi ir tą laikotarpį, kam siūsti, ar ne, nes aišku, tas turėjimas tų kelių automatizacijų nereiškia, kad tu jas siūsi visiems, bet jos irgi turi pagalvoti ir tai toks jau gaunus tokia visa, žinai, schema, kaip jos ten visas vaikšta, viską ir vat, kaip tu pasakoji, kad yra automatizacija, yra tas tokia teorinis apibrėžimas, apie ką jinai yra, bet jau tada įsijungia kūryba, kaip tu ją panaudosi, kaip tu pajungsi, ką panaudosi ir galbūt net kažkokį ten kitokį ir nesusigražinti, nes jeigu mes norim, kad pirktų šampūną kas 30 dienų, tai visai kita automatizacija bus priminti, ar ne, galų gale yra pardaviminės funkcijos pačiame šope tą įgyvendinti, o šita automatizacija yra tokia, kur aš visą laiką sakau, kad jinai turėtų būti prie tokių per kurį laiką, vat, kai jau turim duomenis ir turėti, nes tikrai susigražinti, kaip ir paliktas krepšelis, ir net tai buvo jau toks karštas klientas, jisai atėjo, mes susimokėjom už tą srautą ir jį pasimti, taip ir čia, ar ne, pirkėjas irgi yra tas jūsų karšta auditorija ir jį reikia susigražinti. Tai aš labai už tą automatizaciją ir sakau, už to, kokius duomenis matom. Tai yra puikia automatizacija, gal tik tai per mažai dėmesio yra, nes kažkaip visi tik apie tos pagrindus žinai kalbam, mes irgi kalbam apie pagrindus ir dabar norėjom pakalbėti apie tokią truputį kitokią, kad jinai irgi yra ir ją verta pasidaryti, tik tai, kad vat, ką irgi norim turbūt su tavimi akcentuoti, kad labai svarbu yra ir kūrybiškai pažiūrėti, ir duomenis pažiūrėti, kad tie duomenis irgi leistų mums džiazuoti toj kūryboje, kaip ta automatizacija
padaryti, kad jinai veiktų. Nu, ir toks, žinai, dar vienas momentas apie tą korekcijas. Ar ne, mes pasidarėm, tarkim, įsivaizduokim Taip. scenarių, man neturėjom duomenų, pasidarėm, prie jos reikia grįžti, ar kitas variantas, mes turėjom duomenų, bet vis tiek prie jos kaip ir, nu, reikia sugrįžti, pasižiūrėti, ar tie duomenys, kurie buvo prieš metus laiko, jie nepasikeitė, ar ne? Tai ne tik, kad duomenys apskritai per metus laiko gali keistis, ne tik tų prenumeratorių kontaktų elgsena, bet per metus laiko gali keistis ir mūsų pačių asortimentas elektroniniai parduotuvai. Tai įsivaizduokit, jeigu jūsų kontaktai gauna laiškus iš automatizacijos, o jūs ten seniai nebeturit nei tų produktų, nei jų nėra ir jų net nerodo. Tai čia vėlgi kiti Mhm. niuansai, nes tikrai yra kiek Mhm. tekę daryti ir auditų ir viso kito, nugi matom, kad automatizacijos ilgai nebuvo peržiūrėtos, prie jų niekas niekada Mhm. nesugrįžo, ten jau ir produktų neberodo, ir jų apskritai nėra, tos nuorodos niekur neveda. Tai, nu, aš manau, kad čia tiesiog ir klientui yra nemaloni patirtis, nes tu galbūt susidomėjai, bet ten nieko nėra. Arba net Jo. nerodo, tai dar blogiau. Tai iš tikrųjų ateina tas momentas, nu mes patys vis tiek kažkaip darom, ateina tas momentas, kai tu persižiūri, nes tavo duomenys atsinaujina. Bet ateina ir tas kitas momentas, kai tu turi peržiūrėti, nes pažiūrėti, ar viskas veikia, nes vis tik, nu, sistemos yra sistemos, net ir jeigu ten viską mes turim, gi gali ir nušokti nuorodos, mygtukai gali nušokti dar kažkas, tai tiesiog profilaktiškai karts nuo karto pasižiūrėti yra apskritai naudinga. Ar ten nesisiunčia teisingai, galbūt kažkas pasikeitė, kokie nustatymai arba integracijos, nugi ten visko gali nutikti, visko absoliučiai. Tai man atrodo, Žodžiu, neduok. profilaktiškai tikrinti reikėtų Mhm. tikrai, nes nu, tikrai nebūtina ten kiekvieną mėnesį ar kiekvieną savaitę žiūrėti, bet manau, į tris Nelaukti, kol mėnesius. nukris, ne? Jo, Jo, kol kol pamatys, kol parašys klientas, kad žiūrėkit, pas jūs velkam nesąmonė. laiškas neteina ir tada pasižiūrė, kad tas velkam laiškas jau gal metus laiko neina. Tai... Jo, arba, žinai, ten kažkaip tai nebegeneruoja pardavimų. Kaži kodėl, ar ne, kad ten visai kurį laiką eina nesąmonė, arba iš vis, kaip tu sakai, net nebeteina tas laiškas. Jo, šitoje vietoje, sakau, kartais ta higiena nuo ten, žinai, namus tvarkaisi periodiškai, taip generalinę tvarką darai, website priežiūrą turi pasidaryti, ar visi ten viskas veikia, įskiep ir panašiai. Tai čia lygiai taip pat, manau, kad šita tema irgi tokia mažai kalbama, nes atrodo, žinai, automatizacijos yra toks vieną kartą pasidarai, aš pati, kai komunikuoju irgi galvoju, nu jo, vieną kartą pasidarai, taip, tada iš karto užsikuria tas fabrikėlis, pradeda eiti tos tie pajamos, faina ar ne, bet mes pamirštam, kad tom automatizacijom, nu, reikia, ką mes abi labai puikiai žinom iš ataskaitų, reikia srauto ir reikia va tos peržiūros. Tai va viena yra momentas pakalbėti, kada kokia automatizacija veikia, o kita nepamiršti ir to, kad reikalingas automatizacijoms srautas ir reikalingas sugrįžti prie jų ir pasižiūrėti, ar ne, galbūt dar galima dar efektyviau jas padaryti, dar efektyviau jos galėtų dirbti. Taip, mes vis tiekgi matom tuos duomenis, pavyzdžiui, esam ir per savo patirtį mes tiesiog keitę automatizacijų išsiuntimo laiškų terminus, gal taip pavadinsiu, kada jie yra išsiunčiami dėl to, nes tiesiog skiriasi per kiek laiko elgsena. Tarkim, yra, kur klientai, tarkim, metų pradžioje sugrįžta kas 80 dienų ir yra, kur po 4 mėnesių matai, kad sugrįžta kas 30, tai automatiškai yra signalas, kad reikia tvarkytis ir automatizacijas, kad jos atitiktų ir klientų elgseną, nes na, čia yra tiesiog nuolatinis procesas, prie kurio vis reikia sugrįžti, dirbti, kad turėtume tuos gerus rezultatus, nes, nu, taip veikia dalykai. Tai finalizuojant apie pačią automatizaciją, nes mes jau pakalbėjom truputėlį plačiau, kad tą kontekstą irgi suprasti, ar ne, finalizuojant apie pačią Winback automatizaciją, nežinau, kokias tavo galutinės tokios išvados, rekomendacijos dėl šitos automatizacijos būtų. Tai aš tai manau, kad yra labai svarbu suprasti ir žinoti savo auditoriją, nes nu, vis tiek pirmą mes turim pasidaryti kažkokią tai analizę, pasidaryti segmentus, nuspręsti, kam jinai bus skirta, kad žinotume, kada ten turėtumėm ir išsiųsti visą tai.
ir nu, jinai nėra skirta tik tiem, kas pirko. Tai tikslas susigražinti, visadagi siekiam susigražinti tuos pirkėjus, bet nu, kiekvieną kartą galim pažiūrėti kūrybiškai ir prisitaikyti ją kitaip, nes tarkim, jeigu tai yra, nu, kaip ir sakiau, galbūt kažkoks brangus produktas, kuris yra tik vieną kartą, bet galbūt ateityje atsiras kažkokios naujienos arba galbūt jam reikės ten sugrįžti, tai kodėlgi nepriminus, kad galit sugrįžti pas mus ir tai padaryti, na, kiek įdomesnių būtų, nei tik paskatinti tą nuolaidą įsigyti. Mhm. Tai vat, tai pabaigai aš manau, kad labai reikia gerai pažinti auditoriją ir žinoti, kada tinkamu metu pasiūlyti jai sugrįžti ir manau, kad tai bus garantuotas veikimas. Tiesiog, nes bus pritaikyta tam, kam reikia, tada, kada reikia. Geriausiu momentu. Taip. Žodžiu, žiūrėkit į automatizaciją ir apskritai plačiau, platesnė prasme, ką šiuo atveju su Winbacku, ką galit susigražinti, tą ir susigražinkit. Jo, nes galbūt mums tiesiog reikia, nebūtinai mums reikia susigražinti ir tuos pirkėjus, aišku, tai yra pagrindinis mūsų tikslas, kad na, mes uždirbtumėm iš naujienlaiškių rinkodaros, bet tarkim, galbūt mes ateityje dabar neturime kažkokių produktų, tarkim, mokymų pasiūlyti, bet turėsim juos kitais metais, tai galbūt mums verta susigražinti skaitytojus, kad jie aktyviai skaitytų mūsų laiškus, nes galbūt mes nebeturim auditorijos, tai gal tiesiog gaištam laiką ir reikėtų pasirinkti jos naujos. Tai tiesiog aš manau, kad reikia žiūrėti į automatizacijas lygiai taip pat kūrybiškai, kaip ir žiūrim į visus kitus dalykus. Tai va, kaip manai, tu, kas iš visų šitų dalykų, ką šiandien apkalbėjom, kaip tau atrodo, kas yra svarbiausia būtent iš tos automatizacijos? Jeigu reiktų išskirti vieną dalyką. Iš pačios šitos automatizacijos? Ne. Aš sakyčiau, kad, nu, tai va, turbūt turėti tokį platų požiūrį ir kai būna, kai išgirsti kažkokią naują pardaviminę funkciją website arba šiuo atveju automatizaciją, tai jungti tą tokį kritinį mąstymą ir žiūrėti plačiau, ką aš galėčiau, ar man tikrai reikia. Nes jo, jinai yra tikrai labai faina, tikrai daugumoje atveju yra tinka, bet kaip aš ją pritaikysiu savo versle. Galbūt, pavyzdžiui, dabar rugsėjo mėnesį, ar ne, artėjant kalėdiniam laikotarpiu galima susigražinti, nežinau, va, tos pačius prenumeratorius paaktyvinti, ar ne, kitus dalykus, ar ne, jau investuojant į tai, kad vėliau jie susiaktyvinę, jums konvertuos pardavimus truputėlį vėliau. Tai toksai platesnis požiūris, nenorėjimas to rezultato čia ir dabar, bet kaip aš galėčiau ją tikrai panaudoti, vat, būtent personalizuotai savo verslą. Tai aš to palinkėčiau tiek su šita automatizacija, tiek apskritai tokį požiūrį turėti į savo verslą, kad kiekvieną kartą, kai išgirstam kažkokį įdomų dalyką apie savo verslą, kur, gal aš to neturiu ir man to reikėtų, labai gerai įsivertinti, ar tikrai to reikėtų ir kaip tada tą visą įgyventi nešabloniško, labai tai personalizuoti jūsų veikloje. Ja, tai svarbiausia yra nekalti visų įmanomų automatizacijų iš karto, bet geriau pasidaryti po vieną, antrą, trečią, žiūrėti, kaip veikia, koreguoti ir tada žiūrėti pagal klientų elgseną ir dapildyti, o ne, nes tikslas nėra turėti jų ten 12 neveikiančių, geriau turėti tas 2-3, kurios tikrai generuoja pajamas ir tikrai atsiperka. Taip. Tai viskas. Šiandien tiek ir tada iki kitos savaitės. Temą galbūt nuspręsim iki kito karto. Nes galbūt jau ir klausimus galėsim apžvelgti šiek tiek, nes vis tiek ir tokių jau turim pasirinkę, tai galbūt kitą kartą klausimus galėsim padaryti. Tai dar laukiam irgi pasirinksim šiek tiek ir galėsim aptarti klausimus, kas kam įdomu. Tai laukiam komentarų, laukiam klausimų, laukiam follow mygtuko mūsų kanalo, palaikykit mus ar ne. Ir ačiū, kad klausėt ir buvote iki pabaigos. Ačiū ir tau, Justina. Iki.